Prieš porą dešimtmečių buvo labai populiaru svarstyti skaitmeninės atskirties arba angliškai digital divide temą. Bet pavarčius lietuviškus tyrimus ir viešus pareiškimus panašu, kad šis klausimas dar neuždarytas. Skaitmeninė atskirtis tai reiškinys, kai žmonės grupuojasi į naudojančius ir nenaudojančius skaitmeninių technologijų, o tarp naudojančių į naudojančius skirtingais lygiais. Vieni gal tik paprasčiausiai naršo, kiti jau naudojasi elektroniniu parašu ir elektroniniam parduotuvėm, o dar kiti gal yra net patyrę programuotojai, sistemų administratoriai ar panašiai. Ir be abejo yra daugybė tarpinių sluoksnių. Yra taškas, kuriame atrodo tik technologinis klausimas pradeda virsti psichologiniu, socialiniu, ekonominiu ar kokiu dar tik tai įsivaizduojam. Žinoma, pandemija gerokai paspartino procesus ir tos atskirties turim vis mažiau ir mažiau. Žinoma, gal ir keista, bet pandemija tikrai turėjo teigiamų pasekmių, jos nepersveria ar nepanaikina pandemijos žalos, bet būkim realistai, buvo ir gerų dalykų. Tai kokia problema su ta atskirtim? Nenoriu ir neperku, nenoriu ir nenaudoju, nenoriu ir pasirašau ranką. Ne visada. Beje, ne visada tai yra ir nemokėjimo naudotis ar įrankių neturėjimo klausimas. Kai kurie žmonės, tarkim, nenori palikti skaitmeninių pėdsakų, todėl renkasi fizinės priemonės. Kiek žmonių, tiek ir priežasčių. Tačiau tada, kai žmonės netenka galimybės bendrauti, pasisakyti, būti informuoti, kartais net pasirašyti, pavyzdžiui, reikia tik elektroninis parašas ir viskas, tai tada kai kurie žmonės gali jausti suvaržyti, bejėgiški, neprisijungti ar nedalyvauti, o tai gali sukelti neigiamas emocijas ir dar didesnį atsiskyrimą. Maža to, tas suvokiamas bejėgiškumo jausmas, kurį kartais įvardinam kaip, niekad neišmoksiu naudotis, ne mano amžiui, ne mano charakteriui, protui, piniginiai, gali sukelti ir daugiau emocijų, ir agresyvių emocijų. Bejėgiškumo jausmas tikrai ne visada yra teisingai pagrįstas, tuo labiau, kad visos skaitmeninės technologijos darosi vis draugiškesnės vartotojui ir jomis vis lengviau naudotis. Todėl geriausiai išeitis kartais gali būti tiesiog pabandyti. Žinoma, prisideda ir turimos nuostatos, vėl nebūtinai teisingos. Brangu, nužmogėjom, nesveika, nepatogu ir panašiai. Meno docentai. Visada viskas turi teigiamus ir neigiamus aspektus, taip pat ir skaitmeninės technologijos. Visus pliusus reikia naudoti ir stiprinti, visus minusus reikia kontroliuoti. Jeigu, tarkim, neramina, kad bendravimas negyvas, puiku, bendraukit gyvai. Bet jeigu renkamės tarp skaitmeninio bendravimo ir jokio, juk nors kažkoks yra geriau negu nieko. Nebūtinai, ne visada, bet apsvarstyti tikrai verta. Tiek šiandien apie skaitmeninę atskirtį. Taikos, ramybės.